Išėjom pasivaikščiot. Labai keista šnekėti, kai nematai reakcijos, kai nematai veido, nes kai negali perskaityti, ką tuo metu žmogus mąsto, galvoja. Yra mano savybė tokia, kad aš daugiau linkusi patylėti, pasiklausyti, ką kiti sako. Ir kai tyli, kai girdi, ką kiti šneka, tada iš tikrųjų sukaupi informaciją. Daug ką sužinai ir nebūtina viską pasakoti. Nes kartais, kai padarai pats viduj visas išvadas, kiti to nelabai supranta. Yra įdomu, kaip kitam mokslininkų video žiūrėjom, pastebėjau, kaip pasakė. Intravertų iš tikrųjų niekas negali suprasti, nes jie nesipasakoja, jie nešneka ir jų neįmanoma ištirti. Kartais būna, galvoju, ar aš tapau intravertė todėl, kad tai mano prigimtis, ar gyvenimas privertė. Nes atsimenu paauglystėj labai stipriai. Iš tikrųjų, pradėkim nuo vaikystės. Vaikystėj pirmą kartą ėjau ant scenos. Ir pas senelį Šaltį drąsi padainavau dainą, gavau saldainių. Labai smagu buvo. Tada atsimenu tėvo darbe, Baltik vairė. Irgi ant scenos su mikrofonu, apžiojau, padainavau. Vau, galvoju, kaip gražiai skamba mano balsas. Na, ir viskas, man atrodo, pradėjo keistis, kai paauglystėje. Nes atsimenu tą jausmą. Atrodo, kaip nori viską išsakyti tėvą. Ir pasakai, atrodo, normaliu tonu, normaliu balsu. O tau iš karto, nekelk tono! Kaip tu šneki? Nerodai pagarbos! Eik į savo kambarį! Ne, nesakydavau, eik į savo kambarį. Iš tikrųjų, pati pabėgdavau. Taip nervai nelaikydavo. Ir kartais taip supykdavau, kad prisimenu, įėjus į kambarį galvoju, na, ne tik nepradėčiau viską daužyti. Ir tada tokią taisyklę įsirašiau savo į galvą. Niekada nedaryti to, dėl ko vėliau reikės gailėtis. Taip, tai nežinau, ar šitie video, kuriuos dabar darysiu, nebus dėl ko man reikės vėliau gailėtis, ar ne.